Žmonės nenori pokyčio. Žmonės kalba apie pokytį, svajoja apie pokytį, mokosi apie pokytį, važiuoja į stovyklas, į mokymus, skaito knygas, bet iš tikrųjų tiesa ta, kad jie nenori pokyčio. Ir žinot, kodėl aš taip sakau? Todėl, kad jie gauna visus įrankius, informaciją ir su tuo nieko nedaro. Daro tuos pačius veiksmus, ką darydavo iki šiol. Ir žinot kodėl? Todėl, kad yra taip įpratę prie savo gyvenimiško šūdo ir prie savo elgesio modelių, kad bijo, kad bus geriau. Renkasi tuos pačius draugus, kurie, nežinau, su kuriais neaugam. Išgerinėja penktadieniais, šeštadieniais, pirmadieniais, ketvirtadieniais. Nesirūpina savo kūnu, nesirūpina santykiais, rūpinasi materija. Galvoja, kaip daugiau uždirbti pinigų, bet pamiršta, kas iš tikrųjų yra svarbu gyvenime. Gyvenime svarbu labai paprasti dalykai. Ryšys, santykis su aplinkiniais. Ir visi žmonės nori patirti išsilaisvinimą iš savo problemų. Paradoksas, ar ne? Ieškom, norim, stengiamės, bet nekeičiam. Tai linkiu jums išeiti iš ten, kur jums nepatinka. Ir kai manęs klausia, iš kur tu turi drąsos tai transformacijai, tai aš visada atsakau klausimu, iš kur pas jūs yra drąsos likti ten, kur yra blogai.